Kaip pritaikyti telefoną vyresnio amžiaus žmonėms? Aš bitės profenėje papasakosiu apie tai per 60 sekundžių. Padidinkite šriftą ir ekrano mastelį. Samsung telefonuose eikite į nustatymus, spauskite ekranas, o tada šrifto dydis ir stilius. Čia galėsite pasirinkti ne tik teksto dydį ir stilių, bet ir paryškinimą. O nuėję į skiltį ekrano mastelis galėsite padidinti bendrą ekrano vaizdą. iPhone telefonuose šios veiksmus atlikti taip pat labai paprasta. Nustatymuose eikite į skiltį ekranas ir šviesumas ir pakoreguokite norimus parametrus. Įjunkite paprastąjį meniu. Samsung telefonuose vėl reikės eiti į ekrano nustatymus ir paspausti paprastasis režimas. Su šiuo režimu visi elementai ekrane pasidarys itin dideli ir lengvai suprantami. O norint programėles perkelti, reikės ant jų laikyti gerokai ilgiau, tad to neišeis padaryti netyčia. Norėdami panašų meniu įjungti iPhone telefone, eikite į prieinamumo skiltį, spauskite pagalbinę prieigą, o tada spauskite pagalbinės prieigos nustatymas. Atlikus šiuos veiksmus, matysite telefono vaizdą, kuris yra kur kas labiau suprantamas ir labiau primena mygtukinį telefoną. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt, kur rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.